sakau. Nu jau spasielpāk dėl tā. Taigi buvo pomidorų kelius daigelius inkišė iš šiltadaržį iš ten Raimundėliai, sakiau, nuravėk, varla, nuravėk. A ta ją paskapstėva šiemet ner derliaus ir gana. Matai vakas gavas. Pomidorus. Tai dėl to toks ir nuliūdęs dabar sėdi Raimundėlis. Taigi sunervina, kaip tau nebus nuliūdys. A tokia gera pradžia buvo, ji drįštvailė. Taigi Raimundėlisgi poetas. Nu, metės poeziją ant tokias eilės parašė, kaip mūsų šitas kraštietis. Kaipgi tas Pauliusgi. Širvinskas. Ne Širvinskas, Širvinskas. Va, Paulius Širvinskas. Irgi Raimundėlis kaip tvaja, braliuk, apie beržą. Ir ne bet kokį. Parašė apie šitų, kur 50 litų koks kiekmetris kainuoja. Jauti, Raimundėli, anuka, deklamuok, dėdai. Deklamuok, sakau. Nematau prasmės. Nu, tai drįštvailė. Anuka, myga man pakelimo ir deklamuoji, dėdai. Nu, tai deklamuok, Raimundėli, paklausys man. Davai. Pastoja. Klausykit. Stovi beržas prie kelio, be jokios naudos. Atsidurtų mūsų pečiui, duotų šilumos. Ko jūs suprantat, kaimiečiai? Nu, kai trauksiu per nugarų, tai žinosi, nepykgi, kad labai jau jausmingas eilėraštis grožis. Liečia jausmą ir vaiką jaučias ir širdės šilumas indėjimą. Nu, jaučias jau. Bet supranti, v čiam dėlava. Aš iškart paėmiau vienu egzempliorių Girinikiją, nusiunčiau. Sakom, aš Girinikas das malkam paskirų. Paskaitysi eilę. Nu, taigi gerai viskas, tai kam piktis dabar reikia? Piktis ne dėl to. Atbėga Raimas su eilėraščiu pas man, sako, tėvai duok 100 litų knygų išlaisiu. Ji drįštvailiok, net širdis pradėjo konkuliuot. Sakau, Raimundėlis poetas, braliuk, skaita visi knygutį Raimundėlę, pilnas bibliotekas, pilni knygynai. Babutė, taigi norėjo, kad Raimundėlis kunigugi būtų, bet kurgi varlas nepriėmė, tai žinai. Nu, tai kaip tai buvo toliau, nu? Tai buvo, išėję su 100 litų sustika Kazicko pranukų. Nu, tas pavabija, nusivedė alūdien ir išlaidė. Tai knygų išlaidė. Šaudų, 100 litų išlaidė, ne knygų išlaidė. 100 litų, tai matai. A mokslus, taigi tėvas laidė, nu? Tai kokias mokslus, taigi 8 klasės ta baigėsi. 8 klasės, tėva, pats jau kiek tai baigė. Nesvarbu, kad 8, bet tai kokias klasės buvo. Ir klasės ištapetavam, ir grindys išdažėm, ažuolaidas nupirkam. Už tai ir mėgdavo gali varla, 2 metus toj klašioj klasėje sėdėti. Klasė patikdavo. Aš šitą, nu, nepėgi, ant vaiką mataigi, gabus literatūrai, nu, tai... Tai kaipgi nebus, Anas. Taigi, jam 8 klasėje 2 metus buvo sustiprintas lietuvių kalbas ir literatūros mokymas. Va. O tai koks profesorius gal mokina iš Vilniaus atvažiavęs, ką? Ne profesorius mokina, ta pacankė iš pedagoginė, kur buvo atsiųsta. Atsibauda su tais savinais jai vajavotis, išėjo dekretan. A jų pakeitė fizrukas. Nu, tai palaukti, koks čia dabar šitas disciplinas sustiprinimas gaunas. Braliuk, tu nematei tą fizruką, koks vyras, griežtas ir teisingas. Beausija kumštis, kaip tavo galva, tik tai be akių. Nu, tai kas čia dabar? Nu, tai už tai tu nežinai, kokia pasitvarka būdavo pas fizrukų. Dievulio man, tai neduok dievė, jeigu sukrutėjai, jeigu da kai kutį sušnipždėjai, a jeigu da klausimų kokį uždavė. Iškart fizinė bausmė, iškart. Vieni dirba ant spaudimų, kiti ant pritopimų. Mano Raimundėliui daugiau buvo pritopimų, bet tu nematei, kokias stiprias dabar jie kojas. Paradyk, dėdį. Šaipykitės iš poeto. Nu, gerai. Nustok bezmėnai, kur čia dirbė, liau dvakas, tai tikras. Taigi klausyk, tai jeigu kojas stiprias, taigi bėgikas galėtų būti, nu. Ne bėgikas, Beausi, aš galvoju, dabar Anas tik teisėjas saugan tiktų. Teisėjas saugan. Nebesuprantu, prie ko čia teisėjas saugan. Vat nesupranta. Matai dabar mūsų teismuos, kiek laiką bylų tyrė. Vienu 3 metus, kitų 5. Tai tu įsivaizduok, kiek kartų per tų procesų ir stat teismas eina. Stat, kad tau per Kaunas, palaikyk, kepurį nuputė. Aha, kepurį nuputė. Nu va, Beausi, tai matai, sakau va, tai apie tuos teismus, kai kalbėjom. Paskui stat, byla atidėdama, sėst visi sėda. Tai šitokiam darbui teismuos stiprių kajų reikia. Va,
Zajančiauską Petriukas, pažinai? Nu, Tai klasiokas buvo, taksgi balamūtas, da blogiau negu mano Raimundėlis. Tai Janoš prieš lietuvių da pamokas, prieš pamokų pradėdavo atsispaudimus daryti. O matai, kiek pasiekė, dabar sakė, kokia įti brigadai vertėjų dirba. Tai iš kokios kalbos verčia? Ne iš kalbos, iš ką tą verčia. Sakė, vienu smūgiu du paklauja. Tokia raketyras šis tadu, nu. Nereketyras, sakė, koks tai dabar administratorius, menedžeris esu. Va, matai, kad pasiekė. Tai ne mano balamūta, žiūrė. Nebėgi, kad nemušk, nu. Brangusis teta, negali, maldauju aš, atleisk. O jeigu šitą negali, tai tu geriau palaisk. Jausiu. O aš sakau, bus iš berneka poetas, a? Bus.